Sveiki visi, aš esu Evelina. Šiandieną yra labai graži data, lapkričio 11 diena ir aš noriu jūs pakviesti kartu su manim pamedituoti. Tebūnie šios dienos reikšmė kiekvienam ateina per save, per savo vidų ir būtent tai ir kviesiu jūs šiandieną išjausti, bet kad šita diena tikrai stipri ir ypatinga, tai tikrai jaučiasi. Aš asmeniškai pati jaučiu, kad buvau ruošiama šiam procesui, šiai meditacijai 3 dienas tikrai labai intensyviai. Manau, kad ir anksčiau padaryti žingsniai ruošia mane tam, bet būtent šias 3 dienas labai vyko įvairūs pokyčiai mano struktūrose, kad galėčiau pravesti meditaciją. Ir ta meditacija tai yra tiesiog mūsų energinis susijungimas erdvėje, be laiko. Tiesiog, kada jūs prisijungsite klausyti šitą įrašą, jūs ir pasijungsit tą tiesioginį srautą, kuris teka šiame įraše, nepaisant to, kada jūs jį klausysit, žiūrėsit ir atsiversit išjausti. Tai aš daugiau turbūt nekalbėsiu, nes fiziniai pojūčiai yra keisti, sudėtinga ganėtinai kalbėti. Nežinau pati, ko tikėtis, nei kiek ilgai truks meditacija, nei nesinori kurtis lūkesčių kažkokių, apie ką jinai bus. Jaučiu tiesiog visų kūnų ir visų vidum, kad tiesiog turiu kažką per save perleisti ir sudėti šitą vaizdo įrašą čia, tarsi užkrauti šitą erdvę, į kurią po to jungsis žmonės nebūtinai tik šią dieną, bet galės paliesti, prisiliesti ir patys įsileisti šitas energijas. Ir kiekvienas, kuris klauso šią meditaciją, šį įrašą, net nebejoju, kad jis neprisijungia čia atsitiktinai, kad reiškia jį atvedė iki šio įrašo, iki šių energijų. Ir aš kviečiu tiesiog atsipalaiduoti, atsiverti ir pasitikėti savo to vidiniu vedimu, kuris čia jūs atvedė. Tai kviečiu tada tiesiog atsipalaiduoti, patraukti bet kokius lūkesčius. Tegul vyksta viskas, kas turi vykti. Giliai pakvėpuokim. Savo dėmesį sutelkim į savo kūną. Jauskim arba tiesiog žinokim, kad savo dėmesiu mes pilnai apimam savo kūną, jį apglėbiam ir jis su mumis dalyvauja visuose procesuose, niekur neatskirtas, nepaliktas, nepamirštas. Jis yra labai svarbi sudedamoji dalis mūsų struktūros. Tai mes pirmiausia ir pradedam nuo kūno, nes esam čia, šitoje žemėje, šitoje materijoje, turim savo kūną kaip galimybę sąmoniai būti materijoje. Tai į jį ir žiūrėkim su pagarba ir pilnu savo dėmesiu. Ir su didelė meile tegul būna tas žvilgsnis į mūsų kūną. Apgaubkim, apglėbkim su meile, pagarba visą savo fizinę struktūrą ir sutelkim savo dėmesį, sukoncentruokim, sucentruokim save į savo kūno vidurį, jausdami arba tiesiog žinodami, kad ten yra mūsų sąmonės ašis. Tai aš sukoncentruoju save, sutelkiu, surenku visą į savo sąmonės ašį, gryną, tyrą, tvirtą ir stabilę.
taip, kaip jūs jaučiat, yra gerai, net jeigu nieko nejaučiat. Užtenka tiesiog išsakyti šį apsisprendimą ir žinoti, kad taip ir yra. Aš esu savo ašyje. Su kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu mes įsileidžiam vis daugiau lengvumo, atsipalaidavimo. Leidžiam plėstis mūsų vidiniai erdvei. Tiesiog jauskim, kaip būnant savo kūne, susitelkę į savo ašį, susitelkę į savo vidinę erdvę, patys savo dėmesio ją plečiam, didinam, jaučiam, kaip tuo pačiu metu atsipalaiduoja kūnas, nurimsta širdis, nurimsta protas. Leidžiam plėstis ir savo širdies erdvei. Kaip jums geriausiai išeina pajausti, taip ir atverkit visą savo širdies erdvę, kad ji tiesiog atsivėrusi galėtų plėstis be jokių ribų. Ir lygiai taip pat atveriam galvos erdvę, žemiško proto erdvę ir leidžiam ją išsiplėsti, plėstis be ribų ir jauskim, kaip ta mūsų širdies erdvė besiplėsdama susilieja su mūsų proto erdve. Jos abi susijungia į darnų balansą ir harmoniją ir plečiasi kartu, tampa viena bendra erdve, kuri vis didėja ir didėja mūsų apsisprendimo ir mūsų dėmesio pagalba. Galim jausti, kad mes tampam tiesiog vis didesnė ir didesnė sfera. Galim jaustis tarsi koks rutulys, kuris vis didėja, plečiasi. Kaip kam ateina kokia vizija, matymas, žinojimas, taip ir yra gerai. Leiskit savo jaustis laisvai, neįsitempkit, nieko nelaukit. Mes čia tvirtinam save su didžiulė pagarba. Kaip tam materiniai savo sąmonės išraiškai, kurie gali sąmoningai ir lygiavertiškai bendradarbiauti, veikti išvien su visomis kitomis savo struktūros dalimis. Todėl mūsų žemiškas sprendimas, apsisprendimas yra be galo svarbus ir labai dažnai lemiamas. Todėl aš dar kartą apsisprendžiu save sukoncentruoti į savo tyrą, tvirtą ir stabilią sąmonės ašį. Leidžiu savo pasijausti didelę, tvirtą, stabilią ir tuo pačiu aplink tą ašį plečiuosi kaip didžiulė sfera, kuri po truputį nebejaučia savo ribų. Aš jaučiuosi tokia išsiplėtusi, kad atrodo, jog apimu viską. Aš leidžiu savo būti niekuo ir viskuo vienu metu. Negalvoju, kaip tai reikia padaryti. Tiesiog nusprendžiu, kad leidžiu ir atsiveriu. Tegul tai vyksta per mane, man pačiu geriausiu būdu
ir pačiu tinkamiausiu laiku. Pirmiausia, mes nusistatome savo kryptį, savo apsisprendimu, save sufokusuojame tą kryptimi ir tada nebeleidžiam savo bejoti, kad anksčiau ar vėliau tai įvyks, o pradeda vykti nuo pat mūsų priimto sprendimo akimirkos. Todėl jei kažkam dar nerimsta protas, tai prisiimkite tą atsakomybę, kad aš galiu nuspręsti ir pagaliau leidžiu savo tai padaryti. Ir štai čia per mus, per tą išsiplėtusią mūsų vidinę erdvę, išsiskleidžia kūrybinė mūsų sąmonės erdvė. Leiskit savo pajausti, ką jums tai reiškia. Leiskit ateiti žinojimui, kuris tikrai yra kiekviename iš mūsų. Ir norisi pratęsti tą susijungimą su savo kitomis struktūros dalimis, įaktyvinti visus savo sąmonių laukus. Todėl kviečiu apsijungti su savo grynąja sąmone. Kviečiu apsijungti, pajausti, kad mes esame ta jungtis tarp kūrėjo sąmonės, absoliuto sąmonės ir visa ko, pirmą pradžią visą apimančią šaltinio sąmonę. Šis šaltinis yra mūsų pradžių pradžia, mūsų visų ištakos. Tai vieta, kur mes iš tiesų dar nebuvome niekuo ir tuo pačiu esame viskuo. Toj erdvėj yra visiškas grynis, tyrumas, skaidrumas ir beribis potencialas. Leiskim savo vidumi sugrįžti į šią erdvę, tiesiog savo dėmesiu sugrįžti, ne kažkur keliauti, mums nereikia niekur pakilti, nereikia niekur skristi. Mes esam materijoje ir būdami čia ir dabar su visa savo žemiška struktūra, su visu savo dėmesiu, galim leisti tiesiog čia ir dabar atsiverti savo ištakoms, savo gryniausiai sąmoniai. Jeigu taip apsisprendžiam. Viskas yra šitoj vidiniai mūsų erdvėj, kuri niekada nuo mūsų nepasitraukia. Nebent mes patys savo dėmesiu nuo jos nusisukam ir susikoncentruojam į išorę. Taip daugelis mūsų gyveno ilgai, o dabar laikas sugrįžti ir apjungti šiuos du pasaulius, tą vidinį ir išorinį, tą subtilų ir materialų.
ir mes esame šių pasaulių jungtis. Ir šie abu pasauliai egzistuoja mumyse ir per mus. Kviečiu atsisukti į savo grynąją sąmonę, į grynio energiją tekančią mūsų sąmonės ašimi. Ir apsispręsti, kad tai, kas aš iš tiesų esu, tai ir yra tai, tas grynis, kuriame užkoduotas visas žinojimas ir visas beribis potencialas. Visa kita tebuvo tik pašalinės įtakos, kurios dabar ir čia mano apsisprendimu palieka mano struktūras, palieka mano lauką, palieka mano realybę ir ištirpsta toje šaltinio energijoje. Transformuojasi, išsigrynina. Tai, kas buvo sukurta tankaus, tai, kas dabar jau yra nebetikslinga, viskas ištirpsta, išskaidrėja šitam šaltinio sraute. Ir dabar leiskim savo pajausti, kaip per mūsų viršugalvę į mus didžiuliu plačiu stulpu teka srauni šaltinio energija, grynio energija, kaip didžiulis platus krioklys, mus nuplaunantis, skalaujantis, tuo pačiu užliejantis ir užpildantis. Mes žinom, kad vienu metu iš mūsų pasišalina viskas, kas mums nebereikalinga, kas sena, atgyvenę, netikslinga, kas nedera su mūsų prigimtinė energija. Ir tuo pačiu metu mes užsipildome pilnai tą prigimtinę grynę energiją. Mes užsipildom savo apsisprendimu ir jau tuomet leisim sau po truputį suvokti, o kas tai yra, nes tai, kuo mes užsipildom, tai esam tie tikrieji mes, su tuo beribiu potencialu, kurį galėsim pažinti akimirką po akimirkos, leisdami savo būti atvirais, leisdami savo nieko apie save nebežinoti, leisdami savo tiesiog drąsiai tikėti. Ir tuo pačiu toj energijoje, kurią užsipildom, yra šaltinio protas, visuminio pirmapradžio, tyro ir gryno šaltinio protas. Jis perlieja viską, jis yra visame kame ir jis yra viskas. Tai reiškia, mums yra pasiekiamas žinojimas visko, kas mums yra reikalinga tuo metu. Aš žinau viską, ką reikia, tuo metu, kada reikia. Ir aš atsiveriu tam beribiam žinojimui, su pasitikėjimu, su ramybe, jausdama visišką užsipildymą ir saugumą. Tai yra mano pačios aukštesnis protas, kuris nuramina mano žemiškąjį protą. Ir aš jaučiu, kaip
taip pat mano pačios apsisprendimu mano žemiškasis protas nuolankiai atsiduoda savo didesniam, išmintingesniam broliui, norisi sakyti. Ir tarsi tas vyresnis brolis ima mažąjį už rankos ir veda parodyti pasaulio, o mažasis besąlygiškai juo pasitiki. Ir kol tas aukštesnis protas įsitvirtins mūsų žemiškoje kasdienybėje, mums reikės tai savo priminti ir priminti ir priminti, kai mažasis protas kels klausimus, kai jis norės mus apsaugoti, kai jausis nesaugus, tuomet turėsim prisiminti ir jam priminti, atsiduoti savo pačių aukštesniam protui, šaltinio protui, kuris yra mūsų visus persmelkęs. Mums tereikia to žemiško apsisprendimo atsiverti jam, prisiminti jį ir leisti jam iškilti. Ir kuo labiau mes atsipalaidavę, tuo lengviau ta šaltinio versmė teka per mus nuolat. Tai vieta, kurioje mes patys arba priimam sprendimą būti įsitempę, arba priimam sprendimą užsipildyti šitą savo prigimtinę energiją. Kiekvieną akimirką, kai tik prisimenam, ir vis labiau ir labiau tapti tą gyvą šaltinę versmę žemėje. Mes galim savo padėti, stebėdami savo būsenas. Sutelkdami save į šią akimirką, į dabartį. Tiesiog labai elementariai save grąžindami iš praeities ir iš ateities į šią akimirką. Viskas, kas tikra, yra tik čia ir dabar. Todėl tai yra svarbiausia ir kai esam šioje akimirkoje, tada visa mūsų energija būna sutelkta į šią akimirką ir ji gali per mus tekėti lengvai, srauniai. Tuo metu mes esam pralaidūs. Mūsų nebekankina minčių spiečiai, nes mes patys save fokusuojam į šią akimirką, į atsipalaidavusią būseną, į būseną, kurioje esam užsipildę saugumo, kurioje tiesiog esam užsipildę pilnatvę ir duoda saugumą. Kuo dažniau mes prisiminsim savo prigimtinę energiją, tą pačią aukščiausią, grynąją sąmonę, šaltinio sąmonę ir ją kviesim į save, leisim savo būti ją, priminsim savo būti ją. Tuo greičiau keisis mūsų būsena kaip žmogaus, tuo greičiau įsitvirtins mūsų grynoji sąmonė ir galės gyventi per šį kūną ir mums atskleisti tą didįjį potencialą, tą didįjį žinojimą, kuris yra pasiekiamas būtent jai. Mes vieni su savo žemiškais protais niekada negalėtume nei susikurti savo tokio saugumo, nei surasti šitiek žinių,
net negalėtume patirti tokios meilės, kokia yra užkoduota mūsų prigimtyje. Leiskite savo kisti, keistis. Leiskite savo atrakinti ir įaktyvinti tą savo vidinį žinojimą, per save ateinantį visuminį žinojimą. Dabar kviečiu dar kartą susitelkti į savo ašį ir jau dabar ją pajausti tokią tvirtą, skaidrią, deimantinę, daugiabriaunę, kurios šerdyje teka ta gryna energija. Kviečiu įaktyvinti savyje savo deimantinę širdį. Leiskit savo tiesiog apsispręsti ir leiskit tam vykti. Galite, kad būtų paprasčiau, kad būtų dar jums realiau, tikriau patys įsivaizduoti, panorėti pajausti didžiulę, skaidrę, tyrą ir tuo pačiu tvirtą, daugybę briaunelių turinčią širdę ir kaip per ją sklinda mūsų prigimtinė šviesa, ta šviesa lūžta, tie šviesos spinduliai lūžta įvairiausiamis kryptimis ir atspindi įvairiausias šviesas. Leiskit savo tapti patys tą didžiulę deimantinę širdimi ir leiskit tai šviesai sklisti per jūs. Jauskit, kaip per jūsų viršugalvį nenustojamai, nepaliaujamai teka, kaip sraunus krioklys, ta šaltinio versmė, gryna energija. Ji teka į jūsų materinį kūną, ji teka į jūsų deimantinę širdį, ji teka į jūsų deimantinę ašį. Ir kad dar laisviau tekėtų, leiskit savo pajausti savo galvą kaip didžiulį pralaidų kristalą. Taip pat jaučiasi pasakyti daugiabriaunį kristalą, kad suvoktume, kokie daugiamačiai mes esame, kokia tiesa yra kintanti ir kaip kiekvieną akimirką svarbu išjausti savo vidumi, per savo vidų, leidžiant ateiti tam šaltinio perduodamam žinojimui, ką šiuo metu būtent tai mums reiškia, apie ką norim sužinoti, apie ką mums reikia sužinoti, apie tai, kas vyksta tą akimirką. Ir kalbu nuo pačių smulkiausių iki pačių plačiausių dalykų gyvenime, kad į viską ir į kitus, ir į save, ir į pasaulį, į visus įvykius, į situacijas, į žodžių reikšmes, į absoliučiai viską žiūrėtume nuolat nauju, tyru žvilgsniu, kaip vis tarsi nuo kitos briaunelės atsispindėtų kitokia šviesa, kitokia spalva ir mes tą atsispindėjimą galėtumėm pagauti tik būtent tą akimirką, todėl turim būti itin pastabūs, itin jautrus, itin atviri, turim būti labai
skaidrus, kad nesineštume jokių žinojimų iš praeities, net iš praeitos akimirkos, kad mums galėtų vis daugiau žinojimo atsiverti kitą akimirką, mes turim senąjį žinojimą palikti praeitoje akimirkoje. Viskas, ką man reikia žinoti, visada yra su manimi. Tai, kas tiko praeitą akimirką ir buvo mano tiesa, nebūtinai bus tiesa kitą akimirką, nes kitą akimirką aš jau esu pakitusi ir visa aplinkui mano realybėje yra pakitę. Todėl tas pats dalykas man gali atsiverti visai kita prasme, visai kitu kampu ir reikšti man visai ką kitą. Tai laikykim savo protus atvirus, leiskim būti savo protams tokiems skaidriems, kaip tas permatomas kristalas, tyriems, atviriems, leiskim savo akims pavirsti į deimantinės akis, kurios į pasaulį žiūri tyru žvilgsniu, skaidriu, nieko neslepiančiu. Ir per tas deimantinės akis kiti gali žiūrėti į mus ir mes esam drąsūs, nes mūsų vidus skaidrus. Mums nereikia bijoti, kad žiūrėdami į mus kiti galėtų pamatyti kažką, ko mes nenorėtume, kad pamatytų. Viso to nebelieka, nes mes sąmoningai visą tai perkuriam. Mes leidžiam visam tam išsigryninti. Visa tai, kas buvo tanku, dabar yra užliejama aukščiausios grynio energijos ir tampa transformuota ir ta energija tampa išgryninta. Ir aš jaučiu, kaip mums primena, kad tai yra mūsų atsakomybė. Tai, ko esame patys prikūrę, įvairiausių savo tikėjimų, žinojimų, reikšmių, įvairiausių patirčių, viskas telpa į tai. Visa tai yra mūsų atsakomybė atiduoti šaltinio srautui ir per save išgryninti, ištransformuoti, atlaisvinti save ir žemę nuo šitų seniai sukurtų energijų, kurios nebėra reikalingos nei mums, nei žemės erdvei. Leiskim pajausti, kaip tas šaltinio srautas, kriokliu tekantis į mus nuolat pildo, mus nuolat plauna, mus nuolat skalauja. Leiskim jausti savo, kaip mes plečiamės, kaip pildomės, mes plečiamės. Mūsų šviesa sklinda vis plačiau. Mes užsipildome viskuo, ko mums reikia. Šitoje energijoje yra viskas, kas mums reikalinga. Ir užsipildymas, nuolatinis pildymasis, leidimas nuolat tekėti šitai versmei per mus, yra galimybė gyventi kiekvieną akimirką turint ir reikalingą žinojimą, ir reikalingas galimybės, ir reikalingas aplinkybės, kad tos galimybės virstų realybę. Tai priklauso nuo mūsų. Mes esam kviečiami pilnai aktyvinti savo grynąją sąmonę, savo deimantinę struktūrą, leisti savo pajausti savo vidumi, kad esam kūrėjo absoliuto ir šaltinio materinė išraiška. Pajauskim, kaip šios sąmonės susilieja į mus darniai, vientisai
Ir mes niekada nesam nuo to atskiri. Ir visada savo telkiam į patį aukščiausią mums atpažįstamą tašką, šiuo atveju į pirmapradį visuminį šaltinį, su kuriuo turint kontaktą, sąmoningą kontaktą, būnant materijoje, būnant žmogumi, visi procesai įgauna didžiulį pagreitį. Viskas gali grynintis labai greitai, kai mes sąmoningai padedam šitiems procesams vykti per mus. Todėl leiskim savo prisiminti, kad mes nesam mūsų mintis, nesam mūsų emocijos. Mes nesam net šis kūnas, mes nesam net ir mūsų vardas. Patraukia, dabar jaučiu, kaip patraukia visą tai, visas tas mūsų, atėjo žodis, identifikacijas, visus tuos dalykus, pagal ką save identifikuojam. Dabar nors akimirkai leiskim visam tam pasitraukti visiems tiems pavadinimams, kuriais save galėtume ar kada galėjom apibūdinti, ir leiskim savo pilnai jaustis tą gyvą šaltinio versme. Leiskim savo jaustis labai plačiai išsiplėtusią šaltinio šviesą ir srautu. Aš tai jaučiu kaip vertikaliai į mane tekantį srautą, kaip didžiulį krioklį, ir tuo pačiu aš jaučiu, kaip aš jo vis besipildantį, leidžiantį jam per mane tekėti ir pratekėti, aš vis platėju, aš tampu tarsi jūra. Norisi kažkaip apibūdinti, kad protai suprastų. Aš tampu kažkuo, kas nebeturi ribų. Ir tuo pat metu lyg negaliu savęs įvardinti, apibūdinti, apibrėžti kažkokiu žodžiu. Ir tuo pat metu aš jaučiu, kad manyje yra viskas. Kviečiu ir jūs leisti savo save tai pajausti. Leiskit savo pajausti, jeigu jums priimtina šitas palyginimas, save kaip jūra, į kurią nuolat teka begalinis krioklys, be galo didžiulis, nuolat pildantis, nuolat atgaivinantis. Leiskit savo pasijausti tuo tyru vandeniu. Leiskit savo ištirpti. Tvirtinkim savo viduje tai, ką dabar jaučiam, ir tai, ką kviečiam į save pajausti. Aš esu kupina begalinio saugumo, tvirtumo, jaučiu visapusišką pilnatvę, saugumą, neapsakomą tyrumo meilę, besąlyginę, bekraštę. Jaučiu šilumą, ramybę, džiugesį. Jaučiu žaižaruojantį džiaugsmą. Jaučiu
malonumą gyventi, būti gyva. Jaučiu dėkingumą, kad galiu turėti šį kūną ir būti šitoj žemėj, kuris tas kūnas gali talpinti tokią begalybę. Ši prigimtinė energija dar jaučiasi, kad nori būti pavadinta kūrybinė energija. Tai iš esmės yra kūrybos energija. Ir jau ne kartą esu minėjusi, kad man jaučiasi, jog ta kūrybinė energija yra ta energija, kurioje telpa viskas. Ir tas pats saugumas, meilė, sveikata, energingumas, malonumas, džiaugsmas, gyvybė, ta kūrybinė, gyvybinė energija. Jauskit to tyrojo, grynojo šaltinio užsipildymą ir leiskit savo patys įvardinti, rasti savyje žinojimą, kaip dar galima būtų apibūdinti šitą energiją. Man ši energija yra visapusiško klestėjimo, didžiulės begalinės sklaidos energija. Čia taip pat telpa visas tas šaltinio protas, visas tas visuminis žinojimas, išmintis, žinios, informacija, kūryba, gyvybė. Visapusiška gausa ir klestėjimas. Labai plačiai leiskit savo pajausti. Pajauskit, kaip jums jaučiasi pats šaltinis. Kas yra tas grynasis, visuminis, pirmapradis šaltinis, iš kurio visi mes esam kilę, kurio materinės formos visi mes esam, kuris iš savęs išskleidžia pasaulius. Leiskit savo panirti savo viduje į jo gilumą ir klauskit, kas jis jums yra. Ir tegul ši energija atskleidžia jums tą žinojimą, tegul ji atsiskleidžia jumise ir išskleidžia tą žinojimą, tegul užpildo juo jūs, jeigu tik jūs patys sau leidžiat. Man ši energija taip pat yra tas beribis potencialas, beribės galimybės, beribis džiaugsmas, malonumas, pasimėgavimas gyvenimu. Aš jaučiu, kaip tai grynai, tyrai šaltinio energijai gera yra turėti šitiek daug savo išraiškų ir įvairiausiamis formomis patirti gyvenimą ir kurti. Ši sąmonė yra nuolatiniam kūrybiniam procese ir kuo daugiau mes to savyje atsimenam ir įaktyvinam, tuo lengviau ji šitoj tankioj formoj gali per mus skleistis, reikštis,
tuo daugiau aktyvinasi šitų srautų mumise, tuo labiau mes esam užpildyti, ramus, laimingi. Tuo lengviau vyksta viskas, kas yra reikalinga pagal mūsų aukščiausią planą. Tik nepagalvokit, ta mūsų žemiškoji dalis yra neatsiejama nuo pačios aukščiausios ir gryniausios. Mes ją vis labiau atsimenam, mes ją vis labiau įkūnijam. Ir visa kita, visi kiti sluoksniai, jie tampa nebereikalingi, jie atkrenta. Mes turim tiesioginį ryšį, kuris keliauja iš šaltinio į mus, o iš mūsų atgal į šaltinį. Todėl viskas vyksta pagreitintai, išplėstai, neaprėpiamai, nes net sunku rasti žodžių, kokią svarbą jaučiu mūsų esančių materijoje ir atsimenančių save kaip šaltinį. Kiek daug tai keičia ir kaip sparčiai leidžia viskam keistis materijoje. Žinot, aš matau, kad tuo met, kai mes tai pradedam atsiminti, ir net jeigu dabar, kai aš tai kalbu, o jūs dar niekada apie tai negalvojat ir patys galbūt niekada dar to neišjautėt, bet jeigu jums vidus nors truputėlį sukirbėjo ir sako, kad tai galėtų būti tiesa, tai jau ir yra jūsų bundantis prisiminimas apie tai. Ir kai mes leidžiam savo tuo patikėti ir tai tada tiesiog tvirtinam, mes pradžiai pasirenkam tiesiog tikėti, tvirtinti ir elgtis pagal tai, kaip mes apsisprendžiam, pagal tai, ką mes tvirtinam. Tai tampa jeigu aš apsisprendžiau, tai realybė nebeturi kito varianto, tik parodyti man, kad tai tikra, kad tai veikia ir kaip tai veikia ir kaip tai vyksta. Tai mūsų šitas atsiminimas, mūsų šitas apsisprendimas, mūsų šitas telkimasis ir aktyvinimas šitų visų srautų leidžia jiems vis labiau mumise įsitvirtinti, vis labiau išsiskleisti per mūsų materinės struktūras ir leidžia labai stipriai keisti visą materinį mūsų patyrimą bendrą kaip žmonijos. Ir tai yra ta žmogaus evoliucija, kai atėjo laikas žmogui atsiminti, kad jis nėra tik kūnas, kad jis yra pats šaltinis, tiesiog turintis materinį kūną, o tai apverčia viską aukštyn kojom ir keičia viską iš esmės. Todėl visi, kurie prisijungėt, kurie čia esat, kurie klausot, kurie apsisprendžiat, kad tai ir yra, tai taip ir yra. Ir tegul tai veriasi kiekvienam savo būdu, savo tempu, kiekvienam tinkamiausiu, pačiu geriausiu. Nespauskit savęs, nekelkit savo įtampos, bandydami, norėdami kažkaip greičiau, kažkaip daugiau. Arba taip pat neišsigąskit, jeigu kažko atsivers labai staiga, labai daug. Apsispręskit tiesiog pasitikėti, kad viskas, kas jums vyksta, vyksta pačiu geriausiu būdu, pačiu tinkamiausiu laiku. Ir jūs tiesiog esate apsisprendę pasitikėti. Ir kai aš apsisprendžiu pasitikėti, tai dar nebūtinai reiškia, kad aš tikrai tą jaučiu, kai tai apsisprendžiu.
Ne, nebūtinai. Kai aš apsisprendžiu, tai reiškia, aš priimu sąmoningą sprendimą, kokią kryptį aš imu ir į ką save fokusuoju. Ir tada esu į tai vedama. O man belieka, kai priėmiau tą sprendimą, jo ir laikytis, jeigu reikės, jį vėl ir vėl ir vėl savo ir erdvei pakartoti, tvirtinti ir daryti veiksmus, kuriuos aš jaučiu, kad reikia daryti. Pagal tą savo apsisprendimą, kurie atitiktų mano priimtą sprendimą. Ir tik tada, po kurio laiko aš galiu pamatyti, kad tai tiesa, kaip tai veikia. Tai iš pradžių aš žengiu žingsnį link to ir tik tada man visa tai pradeda atsiverti prieš mano akis. Dar kitaip pasakius, nebegyvenam tą filosofiją, kad patikėsiu, kai pamatysiu, o pirmiausia, aš apsisprendžiu patikėti, net jeigu jausmu netikiu, bet elgiuosi taip, lyg tikėčiau. Ir tik tada, kai savo apsisprendimu ir savo veiksmais aš patvirtinu savo tikėjimą, tada aš pamatau rezultatą. Šitaip veikia šita mūsų naujoji realybė, į kurią visi esam kviečiami save sutelkti ir įsitvirtinti šitoj tyroj, grinoj savo sąmonėj, šitoj deimantiniai, tvirtoj, skaidrioj, tyroj struktūroj. Ir tuo pačiu dar jaučiasi pakviesti save įtvirtinti, sufokusuoti, tiesiog kaip šokti į kitą kanalą, įtvirtinti save į naują deimantinę plotmę. Galim įsivaizduoti kažkokią erdvę, pajausti, kaip tvirtai savo kojomis atsistojam ant tokios, kaip jums be pavyktų įsivaizduoti, taip yra gerai, bet kažkokį deimantinį pagrindą jauskit savo po kojomis ir tada pajauskit, kad esat erdvėje, kupinoje kristalų, deimantų kristalų. Nežiūrėkit į tai kaip į kažkokį brangakmenį, kaip į papuošalą, žiūrėkim į tai energinę prasme, ką reiškia deimantas, koks jis yra grynas, skaidrus, tyras ir tvirtas. Čia šita prasmė yra svarbiausia. Tegul kristalizuojasi mūsų visa būtis per visas erdves, per visus laikus, per visus lygmenis. Ir mes save į tai sufokusuodami, sutelkdami, padėsim tam įvykti greičiau ir lengviau. Leiskim savo giliai pakvėpuoti ir jauskim, kaip su kiekvienu įkvėpimu mes esam užliejami tos tyros, skaidrios šaltinio srovės, tėkmės, versmės. Leiskim savo pajausti, kad mes ir esam ta gyva šaltinio energijos tėkmė. Tai reiškia, vis praktikuokimės save jausti kuo labiau atsipalaidavusioj būsenoj, kuo ramesnė širdimi, ramesniu protu, ramesniu atsipalaidavusiu kūnu. Ir vis priminti savo, į ką save fokusuojam, į ką save telkiam, nes mūsų būsena yra vienas iš svarbiausių dalykų, momentų, kurie lemia
tą naujos realybės atsiverimą mums. Niekas už mus to nepadarys. Ir neleiskim savo galvoti, kad tai būtinai yra sudėtinga. Noriu priminti, kad šitos naujos mūsų realybės pagrindas yra tikėjimas. Leiskim savo būti naivus, tyri kaip vaikai. Ir leiskim savo tikėti, apsispręskim, kuo mes tikim ir elkimės pagal tą apsisprendimą, pagal tą savo tikėjimą ir linkiu ir kviečiu tikėti visus tik tais tuo, kas mus išplečia, kas leidžia mums skleistis, kas leidžia mums jausti tą laisvumą, tą tekančią gyvybę ir mesti į šalį kaip atgyvenusius visus tikėjimus apie kažką, kas mus dar galėtų suvaržyti. Nes jeigu aš esu šaltinis gyvenantis žemėje, tai reiškia ir mano galimybės yra neribotos. Ir aš turiu visą tą užkoduotą savyje energinį potencialą, visą tai įgyvendinti. Ar kas nors galėtų būti neįmanoma šaltinio sąmonėje, šaltinio energijai. Leiskim savo tuo patikėti, leiskim savo tai galiausiai prisiminti, leiskim savo tiesiog pagaliau tuo būti ir palaikykim save, palaikykim vieni kitus šitam virsme, šitam pokytyje, priminkim savo ir priminkim kitiems, kas iš tikrųjų mes esam. Ir leiskim savo mėgautis šitą nuostabę, įdomią gyvenimo kūrybą per džiaugsmą ir per malonumą. Net sunku atsimerkti. Jeigu dar norisi, galit būti šitame sraute, šitame užsipildyme. Aš jau jaučiu pabaigti. Labai labai dėkoju kiekvienam, kad buvot. Ir taip pat kviečiu kartoti šitą meditaciją, šitą užsipildymą šitom energijom. Tikrai be jokios baimės galite tai daryti tiek dažnai, kiek jums norisi. Ir tiesiog nusiteikit ir pasakykit savo patys, kad viskas vyksta jums geriausiu būdu, tempu ir tikrai nebus nieko čia per daug ar per dažnai. Klausykit savo vidaus, klausykit savo jausmo ir jeigu norisi, galit ir rytais klausytis, galit prieš užmiegant klausytis tokį laiko tarpą, kiek tai jums jausis reikalinga, kad leistumėt savo būti šitame. Čia jau yra dabar susikūrusi erdvė šitą vaizdo įrašą žiūrint, į kurią jūs prisijungėt, kurioje jūs būnant tam tikrame dažnyje ir čia jums vis atsivers, įsiaktyvins vis kažkas naujo. Matau tiesiog prieš akis tą deimantą su daugybė briaunelių, kurios atrodo vieną akimirką viena įsiaktyvina, kitą akimirką kita įsiaktyvina ir mes tikrai esam tokie įvairūs, įvairiapusiai, daugiamačiai, kad labai įdomu kiekvieną akimirką, kas naujo mumise gali atsiverti. Tai linkiu, kad ir jums būtų labai įdomu, malonu, gera, džiaugsminga. Rinkitės tokį savo gyvenimo variantą, kuris jums bus pats geriausias ir pasitikėkit, atsiduokit tai savo grynajai sąmonei, kuri turi visus įrankius įgyvendinti jūsų apsisprendimą. Pasitikėkit ją, nepaslyskit toj vietoj, kur
sakot, aš sufokusuoju save į tokį gyvenimo variantą, kurį norėčiau, jau susikuriu, kaip viskas bus gerai. Ir staiga tada, kai pradeda gyvenime kažkas vykti ir keistis, pradedu priešintis. Tai norisi gal pasakyti, kad kai aš save sufokusuoju, atsisukdama į bendrystę su savo grynąja sąmonė, o gal tiksliau pasakius, tai yra tiesiog į save pačią kaip į grynąją sąmonę, tada aš su to žemiškoju protu nuolankiai atsiduodu tam savo grynosios sąmonės vedimui, tikrai palaikau save savo dėmesiu labai dažnai šitam susitelkime, tai ką kalbėjau apie būsenas, yra labai labai svarbu. Apsisprendimas, susitelkimas, mūsų dėmesio valdymas ir tikėjimas yra labai svarbus, mūsų veiksmų darimas. Ir sakykime, kai aš apsisprendžiu, kad save sufokusuoti į patį geriausią savo gyvenimo variantą, tai aš tuo metu telkiuosi į būseną, kokioje būsenoje kokią būseną aš noriu patirti, kokioje būsenoje noriu gyventi tame naujame savo realybės variante. Ir galiu pagalvoti apie tam tikrus dalykus, kurių norėčiau, bet aš juos neįsikimbu, kad jeigu kažko konkretaus negausiu savo gyvenime, kad tada aš būsiu jau nelaiminga. Tai čia yra tokia irgi iliuzija, prisirišimai. Aš nusiteikiu, kad esu verta visko, kas geriausia, kad man vyksta viskas, kas geriausia, ir tada jau fokusuoju save į būseną ir pradedu ją jau praktikuoti nuo pat tos akimirkos, kada apsisprendžiau. Reiškia, taip kaip šitoj meditacijai, šitam susijungime, mes save jautėm kaip tą gyvą versmę, visa ko kupina. Tai tą būseną užsipildymą aš ir praktikuoju, ir kuo dažniau mes save išlaikysim tokioj būsenoj, ne tik meditacijų metu, tikrai ne tik meditacijų metu, mes todėl ir medituojam, kad po to galėtumėm šitą visą jausmą išsinešti ir integruoti į savo kasdienybę. Reiškia, bet ką darant gyvenime, aš galiu būti tokioje būsenoje, man tik reikia nuosekliai save į tai telkti ir palaikyti, nebūtinai iš karto tai gaunasi labai lengvai ir paprastai. Tai yra tiesiog įpročio išsilavinimo klausimas, nieko daugiau. Ir aišku, tikėjimo, nes jeigu netikėsiu, tai nuolat būsiu sutelkusi dėmesį į netikėjimą arba į laukimą, tai kada aš tai pajausiu, ir tai neveiks. Mes turim būti atsakingi už tai, kur telkiam savo dėmesį, kad telktumėm jį į tai, ko norime savo gyvenime. Tai jeigu aš noriu pilnatviško, sveiko, laimingo, džiaugsmingo, gausaus savo gyvenimo, reiškia, aš ir stengiuosi tą būseną kurti su savo dėmesiu. Aš apriboju viską savo aplinkoje, kas mane galėtų blaškyti ir traukti į variantą, kurio aš nenoriu. Reiškia, nuo įvairiausių galbūt ir naujienų, ir nebeleidžiu proto smalsumui manęs blaškyti arba įsivaizduojamam saugumui, kad jeigu aš žinosiu, kokios naujienos dabar vyksta pasaulyje, tai aš būsiu saugi. Tai galiu pasakyti, kad šito atsisakiau seniai ir nieko tikrai nesijaučiu prarandanti, kaip tik priešingai, kaip tik atvirkščiai, kada nustojau gyventi visų aplinkinių gyvenimus, sugrįžo mano dėmesys į save ir savo realybę, mano realybė pradėjo labai kardinaliai keistis ir jinai vis keičiasi ir vėl vis kardinaliai. Tai yra be galo įdomu, tai yra ir žinoma, ir iššūkių būna, nes vis gali būti, kad kažko protas norėtų, ar aš pagal kažkokius įsivaizdavimus dar iškyla kažkokie į paviršių mano susikurti kažkokie lūkesčiai ar prisirišimai, kurių jau nežinojau, kad turiu, bet staiga vykstant situacijoms, sakykime, kažkas pasirodo, tai tuo metu būna tam tikras iššūkis tai paleisti savo norų,
nes aš suprantu, kad jeigu aš kankinuosi, tai yra tik mano kažkoks lūkestis, kažkam priešinuosi, vyksta tai, kas vyksta, mane veda į tą geriausią variantą, kurio pati užsiprašiau, o vat aš staiga pradedu priešintis ir kankintis, nes vat lyg dabar atrodo, kad vyksta ne taip, kaip aš norėčiau. Tai pačia juokas iš savęs ima, nes iš tikrųjų tai reikia matyti plačiau, reikia matyti to savo platesnės sąmonės akimis, reikia tikrai nuolat priminti savo tikėti, pasitikėti ir nuolat priminti savo, kad mano ir mintis, ir būsenos jos kuria. Tik kam man reikalinga informacija, į kurią telkdama dėmesį aš kursiu tai savo realybėje. Tai aš filtruoju informaciją ateinančią iki manęs, aš tiesiog viskas mano realybėje yra likę tik tai, kas atitinka iš tiesų mane ir aš pati jaučiuosi savo minčių šeimininkė, savo dėmesio, taip trumpiau pasakius, šeimininkė ir man belieka tą dėmesį sužiūrėti, kur jisai ir tiesiog, kai gauni įgūdį, tai nebėra sudėtinga. Ir tą dėmesį valdant, tada galiu kurti savo būseną, nes visa energija, jeigu aš esu šaltinis, tai viskas dabar ir čia jau yra manyje. Ir jeigu aš kažko neturiu, tai reiškia, aš tiesiog dar nepakankamai patikėjau, dar nepakankamai atsivėriau šitam savo prigimtiniam srautui ir mano užduotis yra vis daugiau ir daugiau atsiverti ir vis mažiau ir mažiau save priboti. Tai šita praktika, kada aš save telkiu į tą variantą, kurio norėčiau ir tada pasitikiu vedimu, tai vyksta suvaldant tą savo dėmesį, bandau dabar sudėti, kažkaip tai apibendrinti, dėmesį, kuris tada sukuria būseną, kuris mane grąžina į tą būseną. Jeigu tos energijos visos jau yra manyje, kaip pilnatvė, saugumas, gausa, sveikata ar ne, viskas, ką vardinau, tai man tai reikia, kai aš jau išoriai patikiu kažkuo mane apribojančiu ar kažkokiu trūkumu, man jau kažkokios įtampos ar baimės jau pradeda kėsintis į mano realybę, aš tada tai iš karto turiu pastebėti ir žiūrėti, kaip man susigrąžinti tą prigimtinę būseną. Ir tada, kad ir kokios išoriai aplinkybės bevyktų, aš turiu išlaikyti tą būseną savo dėmesio pagalba. Ir tada ta būsena man viską sudėlioja į savo vietas ir dažniausiai į naujas vietas, kur nebereikia patirti įtampos, o tos vietos, dėl kurių patyriau įtampas, išsisprendžia, atsipalaiduoja ir aš suprantu, kad tai yra dar vienas dalykas, kurį aš pakeičiu savimi, sąmoningai perkuriu iš ribų į atsiverimą, atsiskleidimą. Nežinau, ar dar aiškinti kažką plačiau, bet gal norisi pasakyti tokį pavyzdį, sakykime, dėl tų pačių pinigų, kažkokių, visi turim kažkokią tai savo ribą ir tą ribą priėjus yra galimybė arba sustoti ties ją, arba ją praplėsti. Tai sakykime, kai vyksta situacija, kur protas išsigąsta, kad čia jau pasiekiau ribą ir ale to ar ano aš negaliu, bet iš tikrųjų, jeigu tokia situacija man vyksta, jeigu tokia man mintis atėjo, kad aš norėčiau, kad man reikėtų ir toksai, neleidžiu savęs nusodinti tai minčiai, kad ne, čia ne pagal mano galimybės, kai esi šaltinis, tai viskas yra pagal tavo galimybės, ar ne, bet tuo pačiu, kai tu esi užsipildęs tą energiją, tau nebelieka tuščio poreikio, tada tiesiog beprasmiškai gauti viską, kad tiesiog įrodytum, kad gali turėti viską. Ne, tada tu jautiesi, kad tu gyveni gausoje, tiesiog savo vidinę būseną ir tavo realybė pradeda tai atspindėti, bet tu ir turi daryti drąsius žingsnius, parodančius, kad tu tikrai tiki ir tvirtini, kad tu gyveni gausoje, nes ištinka situacija kažkokia išorėje, kuri tarsi būna iššūkis, klausimas, o ką rinksies, o ką darysi.
Ir tokioje situacijoje mūsų praktika visada yra rinktis tą variantą, kuriame galiu dar ir dar prasiplėsti. Ir tada aš sužinau, kad tai, kame aš gyvenau iki šiol, buvo dar labai ribota. Ir kiekvieną kartą peržengus tą ribą vėl ir vėl tai pasimato. Tai va, tai mes esam neriboti, mūsų galimybės yra neribotos, bet visa tai nenutinka tiesiog savaime. Tai turi būti mūsų sąmoningas pasirinkimas, sąmoningas atsiverimas, sąmoningi veiksmai į tai dedami, sąmoningas dėmesys ir dėmesio pagalba, sąmoningai kuriama būsena. Tai va, tai dar gavosi, kad netikėtai pasidalinau savo pamastymais, bet toks srautas išėjo, tai galbūt kažkam iš jūsų tai bus naudinga, vertinga, reikalinga. Ir viskas. Šiandieną baigiu. Labai labai dėkoju jums visiems, kad klausėtės, kad buvot. Labai laukčiau jūsų atsiliepimų, visada malonu sulaukti atgalinio ryšio. Tai jeigu galėsit, jeigu norėsit, parašykit, pakomentuokit, kaip jums ši meditacija, kaip jums šitas susijungimas, galbūt jums iš to, kuo dalinausi, ar susijungimo metu galbūt kilo kažkokie klausimai ir galbūt galėčiau padėti, pasidalinti kažkokiais savo įrankiais, kurie man veikia mano kasdienybėje, nes visa tai, ką aš kalbu, kad ir kokia ten bebūtų išsiplėtusi meditacija, visa tai man yra gyva, aišku, suvokiama bent kažkokiu jau lygmeniu, kad aš jau jį pritaikyčiau savo realybėje. Tai niekada nėra tik tais gražus pasvaičiojimas, paskraidimas, gražūs žodžiai, kur gerai būtų, jeigu tai būtų, gerai būtų, jeigu būtų tiesa, bet iš tikrųjų visa tai man yra tiesa ir labai labai gyva mano tiesa, todėl jeigu taip nebūtų, aš net negalėčiau kalbėti. Tai va, ir aš jaučiuosi, kad šitos meditacijos metu labai čia susidėjo, sutekėjo toksai labai gražus, tyras, tvirtas srautas, kuris, kaip sakiau, jis dabar sudaro tam tikrą erdvę, į kurią papuolam įsijungia šitą įrašą. Tai va, tai linkiu jums jį klausytis ir klausytis, iki kol pajausit, kad užsipildėt pilnai. Tai va, ačiū labai visiems ir iki kitų kartų.